Gerą dieną, bičiuliai. Smagu ir vėl pasimatyti. Buvau prapuolęs ganėtinai ilgam iš tikrųjų, nes daug darbų, ir nein suspėti viską įamžinti ir kad galėčiau jums viską parodyti. Bet turiu gerą naujieną. Kviesiu visus norinčius sudalyvauti tokiam kaip ir mokymų cikle. Tai bus suskirstyta etapais, bus vadinami pradžiamoksliai, vidutiniai ir pažengę. Va taip, nes po paskutinių seminarų supratau, kad reikia kalbėti skirtingais lygiais, nes daug iš tikrųjų kam yra sudėtinga suvokti tam tikrus dalykus, kas vyksta. Tai va ir pasidarysiu atskirus seminarus tokius ir viskas. Dar tik planą turiu tokius atskirus diskusinius vakarus pasidaryti. Jeigu, aišku, turite mintį, galim ir per kažkur tai Zoom'o susijungti, dar kažką pasikalbėti, padiskutuoti, nes manau, kad tos informacijos reikia ją dalintis, bet kokiu atveju, tai parašykit komentarą, jeigu būtų įdomu jums šis dalykas, tai galėsim paorganizuoti šitą, nes vis tiek manau, kad gruodžio mėnesį kaip ir galėsim kažką daryti, paskui sausis bus toks laisvesnis, tai šitos dalykus galim pasidaryti. Tai va, o šiandien važiuoju į Kėdainius, purkštis antrą kartą bandyminių plotų. Įkelsiu iš praeitų kartų truputėlį video, kaip viskas vyka, ką darau ir visa kita. Man pavasarį kilo tokie mintis ir tą mintį tiesiog realizavau ir sukūrėm tokį produktą Čiaga pavadinimu. Ir tas produktas irgi ir visiškai ekologiškas, pagamins iš natūralių žaliavų ir visa kita. Tai Čiaga tai yra beržų juodasis grybas, kuriame yra begalė įvairiausių grybų, begalė. Plačiai ir naudojams medicinui ir visur kitur. Tai va, tai šitą produktą dabar testuosiu 3 metus. 3 metus testuosim, mes turim 12 skirtingų ūkių užstatę bandymus ir pasižiūrėsim, kas gaus. Tai va, tai šiandien tik pasidarysiu Kėdainių kraštą, nes nespėsiu suvažinėti paprasčiausiai šiandien, nes vienas rats man gaunas panašiai 700 su viršum kilometrų. Jeigu norėčiau per dieną daugiau pravažiuoti, apsipurkšti. Tai va, ir tokia situacija. Tai va, tai ką turiu paminėti, tai kad vienas produktas yra į dirvą sukurt ir 2 produktai ant augalų lapų, ant sudygusių. Tai va, tai dabar pasidarėm vieną purškimą ant dirvos, dabar važiuoju ant lapų pasidarysiu ir tada pavasarį bus tik tais ant lapų naudojama. Ir viskas. Tai va, pasižiūrėsim, paanalizuosim, kas čia gaunas, ar čia ir kažkoks rezultats, ar nėra. Taip. Esu sutaręs truputėlį pasidaryti tų mėginukų iš, sakykime, dirvožemio mėginukas sutaręs padarys Prancūzijoje. Esu sutaręs, paims, ištirs, pasakys,
kas keičiasi ir kas nesikeičia ir kokie ten tie elementai. Dar derinam pilnai su Lenkija, su Lenkijos institutu irgi derinam klausimą, ar jie apsiimtų stebėti visus šitus dalykus, kaip kinti maistinių medžiagų santykis, kaip grybų ir bakterijų santykis kinti. Tai va šitą vietą jie turėtų padaryti, tai tik tais dabar sprendžiasi pinigų klausimus. Ir viskas. Nes mikrobiologiniai tyrimai jie yra kosmiškai brangų. Kosmiškai. Jeigu nori nustatyti viską paraleliai. Nes ten grybų ir bakterijų santykį ten gali pagal baltymus nustatyti, kiek baltymų dirbo yra, tada gali žiūrėti, koks mikrobiologinis aktyvums ir būtent per azoto prizmę, per mikorizinį tinklą gali žiūrėti grybų santykius, bet jeigu taip visą spektrą paimti, reikia laboratorijos, tai va tokie dalykai. Tai aš manau, kad jeigu bus aktualu jums, parašysit tiesiog komentarą ir galėsim sudalyvauti, pasidaryti tokius mini susirinkimus. Nedarysiu grandiozinių renginių, nes praėjusį kartą buvo 100 žmonių, buvo sudėtinga iš tikrųjų suvaldyti auditoriją, nes yra šurmulys tada toks. Tai va, tai kalbu atvirai, nes norisi kaip tik padaryti kokybišką renginį, kokybišką seminarą, o ne turgų. Tai va, čia tik mano nuomonė ir aš taip vadovaujuosi ir kam patiks, kam nepatiks, nu, atsiprašau. Ir viskas. Tai va, tai žodžiu, varom iki laukų, pasižiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Šiandien orus labai bjaurus, toks lietingas. Ir matysim. Gal pavyks daugiau kažką nuveikti šiandien. Tai va. Tai lekia. Ir bandysim kažką užtverti. Nu, tai ką, prabėga šiandien dienelį ir dar liko nemažai iš tikrųjų apsipurkšti tų bandyminių plotelių. Turiu Kauno rajone, esu pasidaręs 5 hektarai yra rapso, 5 hektarai yra žieminių kviečių nupurkšta, ten jau bus toks gamybinis bandymas. Ir dabar štai ant lapų kitą savaitę nupurkšiu 18 hektarų. Žodžiu, su to nauju produktu. Tai po 2 savaičių paims mėginius iš dirvos ir pažiūrėsiu, kokius signalus siunčia augalai būtent į šaknų zoną. Tai va, tai šitą dalyką spręsiu dabar, nes turim naujas tyrimų metodikas, kurios ir nepritaikytos dar Lietuvoje. Tai va, turim naujas metodikas visiškai dirvožemių tyrimams, būtent iš augalų šaknų zonas imam mėginius ir vežam atlikti tam tikrus tyrimus ir sužinom, kas iš tikrųjų vyksta augalų šaknų zonui ir kokie signalai pareina iš augalo. Tai va, tai šitos bandymus pradėjau daryti realiai Lietuvai tik 1 metai ir va būtent tokius dirvožemių tyrimus. Tai va, dar pats daug ko nežinau iš tikrųjų ir važinėjamės, tobulinamės, mokinamės, nes grįš į Lietuvą greitų metų visą įrangą
tam daryti ir kad, pavyzdžiui, per 3-4 valandas galės jau atsakyti ūkininkui, ką jis iš viso turto įdirbo. Tai va, tokias metodikas parein ir jos bus. Tai va, tai tikėkimės, kad niekur nieks nepastriks ir gausim ir galėsim dirbti. Nu, matysim. Dar pakol kas niek negaliu pasakyti, bet turėtų viskas taip būti. Tai šiandien pasibaigiau Kėdainių kraštą nusipurkšti. Tai rytoj Šakių kraštas visas. Dar laukia Žemaitija. Iš tikrųjų nemažai reikia pasidaryti. Tai stebėsim kaip veikti tie produktai ir ar iš viso veikia, nieks neaišku. Nes lygiai taip pat kaip ir su kaulamilčiais, kiek metų užtruka išanalizuoti, kaip jie veikia. Ne 1 metai. Pas mane būna taip, tas produktas turi pasiteisinti ir tik tada jis įeina į rinką. Lygiai taip pat ir su ploheriu, lygiai taip pat ir su biodinamikos agrolinija buvo. Ne 1 metai užtruka būtent, kad pradėtų tos produktas eiti į rinką. Nes visų pirma turim gauti atsakymą, ar tas produktas iš viso veikia. Tai va, tokie dalykai ir turim dar pasigaminti keletą tokių naujų produktėlių. Šiais metais vyka jų kaip yra platus toks testavims per visą Lietuvą. Tai matysim, kaip čia toliau bus viskas. Dar gaunu tokių žinučių iš tikrųjų ir čia komentarų sulaukiau nepatenkintų žmonių, kada ale nepasidalinu, kokie rezultatai yra būtent iš tų dominatoriaus ūkinis veislės, kur buvo sieta. Ir žodžiu, principas ir toks, kad galiu pasakyti taip, nužydėjo anksčiau ūkinis. Nužydėjo anksčiau. Tas, sakykime, hybridas žydėjo ilgiau. Šluotos buvo ilgesnis tame paprastam, sakykime, ūkiniai sėklai, o tame, sakykime, hybride buvo šluotos trumpesnis. Derlius skirtingos Lietuvos kraštuose, nes buvo ne viename ūkyje užstatyti šitie dalykai. Ir realiai kai kur skyrės keliais šimtais kilogramų. Kai kur buvo didesnis derlingums, kai kur buvo mažesnis. Taip, kad dabar dar šiais metais turim pasistatę 20 turbūt hektarų esu pasėjęs to paties dominatoriaus iš 22 metų sėklą ir sudygęs gražiai galėsim nuvažiuoti, pažiūrėti, nufilmuos, jeigu turės laiką. Tai va, ir principas toks, kad ir vėl pabandysiu. Ir aš noriu dar kartą visiems aiškiai pasakyti, kodėl aš tai darau. Dabar čia puolims toks įvyka, oi, tu čia, žinai, tu čia iškraipai rinką, čia, žodžio, ir visa kita, tu čia darai blogus dalykus. Jūsų galvoje yra blogi dalykai. Jūs matot tai pasaulį, aš matau taip. Jeigu jūs galvojat, kad aš kažką darau net negerai, tai pasižiūrėkit į save, ką jūs darot. Tai va, sakau, nepatinka, nežiūrėkit, apeikit ir gyvenkit savo tą gyvenimą, nekomentuokit nesąmonį. Nes ar aš jums kažką sakau, nenorit, nepatinkat, laisvė galite eiti. Nes, kam? Jeigu mūsų, sakykime, pozicijos skiriasi, ar būtinai reikia kažkaip čia epitetais svaidytis, nežinau, žems lygis. Tai va, principe, aš atlieku tus bandymus tam, kad aš galėčiau tobulėti. Ir sužinoti, kas yra ta vadinama genetika. Dabar studijuoju genetiką, būtent augalų genetiką ir visus kitus dalykus. Tam ir yra man reikalingi visi šitie bandymai, sakykime, skirtingos sėjos normos, sėklus veislės sumaišytos, 3-4 veislės sumaišytas į vieną, pasižiūrėti,
kas keičiasi genetikoje. Tai aš jums negaliu viską papasakoti, būtent sutalpinti tą YouTube'ą ir visą kitą, nes tam laiko nėra. Kiek išpuolo laiko, tiek ir įkeli tą informaciją ir viskas. Tai va, o jeigu kažkam kyla klausimų, tai paimkite ir pasiskambinkite. Telefonas yra viešai paskelbs. Paimkite, paskambinkite ir padiskutuosim. Nes kokia čia vieša paslaptis, nu čia viskas. Paimkite, skambinkite, kalbėsim, be problemų. Tai va, nežinau. Keista man. Žmonės, sakau, atrodo suaugę ir visa kita, bet tokius šūdus rašo, kada eina savo. Atsiprašau už tą žodį, bet nu tikrai šūdus rašo, nes nu nesąmonės. Nežinau. Jeigu, sakau, kažkam nepatink, tai, sakau, visi turi savo kelią. Tai va, tokie dalykai. Tai ką dabar, kaip žmogui ištobulėti, kaip sukurt kažką geriau, jeigu tu negali bandyti. Be bandymų nėra atsakymų. Dabar sukūrė mokslininkai produktą, ten sukūrė veislę kažkokį ir čia mes dabar turim tikėti. Kodėl? Kodėl aš privalau tikėti? Kodėl aš, pažiūrėjau, negaliu pats įsitikinti? Tai va. Taip, kad truputėlį daugiau harmonijas ir atsipalaiduokit ir gyvenkit savo gyvenimus. Tai va. Žodžiu, po 2 savaitėlių važiuosim ir vėl per laukus. Pasižiūrėsim, ar iš viso skirtums ir kažkoks, ar nėra. Ir va tada pasiimsim dirvožemio mėginius iš tų dabar bandyminių laukų. Tai va, tai tokie dalykai. Tai žodžiu, dėkings jums, kurie stebit, kurie padedat man tobulėti ir visa kita. Tai sakau, gera patirtis buvo iš tikrųjų šiais metais su kaulamilčiais, nes iš tikrųjų daug ūkininkų naudoja kaulamilčius ir man davė atsakymus. Ir su tais atsakymus aš galėsiu dar patobulėti. Ką reikia padaryti, kad dar geresni rezultatai būtų. Tai va, kaip ten sak, aukštų gamybinių visiems. Gerų darbų ir iki pasimatymų.